Kosmoso platybės. Šiandien susipažinkime su kosmosu, planetomis. Ar tu esi buvęs kosmose? Turbūt ne. Tad kviečiu jame pabūti bent virtualiai. O gal kai užaugsi būsi astronautas? Astronautas tai žmogus erdvėlaiviu skrendantis į kosmosą. Jo apranga sandari, vadinama skafandru. Tokia apranga leidžia astronautams būti tokioje aplinkoje, kurioje mūsų kūnas ir organizmas nėra pripratę būti. Būtent tokia aplinka yra ir kosmose. Tai yra tokia erdvė, kurioje skrieja planetos, žvaigždės ir kiti dangaus kūnai. Taigi, pirmą pažvelkime į Saulės sistemą. Ją sudaro centrinis jos kūnas Saulė. Ir aplink ją skriejantis įvairūs kosminiai kūnai. Planetos, nykštukinės planetos, jų palydovai, asteroidai, kosminės dulkės. Taigi šiandien susipažinkim su planetomis. Ar žinai, kiek jų yra? O gal jau spėjai suskaičiuoti? Taip, teisingai, 8 planetos. O ar žinai, kas yra ta planeta? Planeta tai apvalus dangaus kūnas, kuris sukasi aplink Saulę. Pirmoji planeta esanti arčiausiai Saulės yra Merkurijus. Tai ir mažiausia planeta Saulės sistemoje, kuris skrieja greičiausiai net 180 000 km/h greičiu. Oho, kaip greitai! O ar žinai, kiek ten trunka para? 58 Žemės paras, o metai 88 Žemės dienas. Antroji planeta Saulės sistemoje yra Venera. Ši planeta Žemės kaimynė, todėl plika akimi ją galime matyti ryškiausiai. Taip pat Venera yra karščiausia planeta visoje Saulės sistemoje, nes turi labai daug anglies dioksido, kuris sulaiko karštį jos viduje. Trečioji planeta tai mūsų planeta. Ar žinai, kas ji? Taip, teisingai, tai Žemė. Tai planeta su geriausiamis sąlygomis vystytis gyvybei, nes joje yra vandens, saulės, maisto, kad gyvybė egzistuotų. Taip pat Žemė turi vieną palydovą – Mėnulį. Tačiau apie juos pakalbėsime šiek tiek vėliau. O ar žinai, kokia yra 4 planeta? Taip, tai Marsas. Jame dažnai vyksta smėlio audros, kurios gali tęstis ištisus mėnesius. Keliaujant ten reiktų tikrai nepamiršti akinių. 5 Saulės sistemos planeta Jupiteris. Tai pati didžiausia planeta joje. Ji turi netgi 4 didelius palydovus ir daug mažesnių. Jupiteryje para trunka tik apie 10 valandų. Ką per tiek spėtum nuveikti tu? Turbūt tik išsimiegoti. 6 planeta Saturnas. Jo žiedai sudaryti iš dulkių ir ledo. Tai yra ne vienintelė planeta turinti juos. Bet Saturno žiedai patys gražiausi. Jau galvoji, kad Jupiteris turi daug palydovų, Saturnas turi jų dar daugiau. Dabar žinoma 82 palydovai. Ateityje galbūt mokslininkai atras jų dar daugiau. 7 planeta Uranas. Šalčiausia iš planetų. Jos temperatūra net -224 laipsniai. O 1 metai ten trunka 84 Žemės metus. O tai tikrai ilgas laiko tarpas, ypač laukti savo gimtadienio, o dar kai taip šalta. 8 planeta Neptūnas, tai toliausiai nuo Saulės esanti planeta, vadinama ledo milžinu. Audros būna beveik visus metus. Jų metu vėjo greitis pakyla netgi iki 600 m/s. Tai labai stiprus vėjas. Kiek daug sužinojome apie Saulės sistemą. O dabar, kaip ir sakiau, trumpai susipažinkime su palydovais. Tai objektas, kuris skrieja aplink planetas. Jų yra natūralių arba dirbtinių. Dirbtiniai yra sukurti žmonių ir paleisti į kosmosą. Didžiausias dirbtinis palydovas yra kosminė stotis. Ten netgi šiuo metu gyvena astronautai. Mūsų planeta turi natūralų palydovą – Mėnulį. Jis visą laiką į Žemę būna atsisukęs tą pačią pusę, o kita jo pusė vadinama nematoma. Mėnulio paviršius yra nelygus, jame yra keli šimtai tūkstančių didelių ir mažų apvalių formų įdubimų,
kurie vadinami krateriais.